Prašom. Nu, labas rytas, chebra. Prasidėjo mūsų jau, nežinau, kelintoji statybų diena, vėl oras gražus, šiek tiek vėjuota, bet nieko. Tai va čia mes kaip palikom aplinką po paskutinio karto, tai tokia šiek tiek betvarkė. Bet darbai labai gerai juda. Tai šiandien mūsų planas yra, kaip matot, ten yra mūsų plaustas. Tai taip pat daryti vadinamą antrą aukštą. Tai yra tokie visų ilgio balkiai, kurie sutvirtins ir ant kurių mes dėsime jau savo grindis, ant kurių vaikščiosim. Tai šiandien bus daug sukaliojimo, kol chebra sukalios, aš pjausiu medžius, pjausim šitos medžiukus ir darysim kaip senovės egiptiečiai. Iš jų darysim tokius rastus, kuo galima apvalesnius, ir su tais rastais mes bandysim mūsų plaustą nuridenti į apačią, kad galėtume užsikrauti jį ant priekabos. Tai čia labai dar didelis klaustukas, kaip mes tą padarysim, bet kažkaip padarysim. Tai pagrindinė šiandien darbai trumpai antro aukšto gamybos, medžių pjovimas iš šių rastų darimas ir ten prasivalymas. Na ir ką, susitiksim eigoje. Ne, žinok, nepadėti, nes tada užgesinti negalime šio. Galima, čia ir yra šitas. Apagaliu. Nu. Lau, į virš pakel. Ką? Šitą. Dabar manyt. Ne taip jauni. Ne taip jauni. Žiūrėk. Va, matai. Aš sakiau iš pornografiją. Taip jauni. Pjauk, koročią. Prie pat senelės, kad nevaikščiot. Tai ką, mūsų darbai toliau tęsis. Kol kas turim problemą plausto. Darom tokį balkį pakelt, kad darytume savo grindis, tai ten minusas toks, kad jis yra labai nelygus ir dabar Liudvikas bando magiją, kad ištiesint. Tada aš užlenkiau savo grąžtą, pradėjo rūkt benzopjūklas, nu žodžiu, šiandien kol kas viskas ne taip 50-50 eina, bet užtat mes turim labai kietą svečią, kuris daro tokius dalykus, kurie aš bijočiau daryti iš viso pagalvot. Čia yra Aurimas. Sveikas, Aurimai. Sveikas gyvas. Taip, tai mes čia jau behind the scenes, Aurimas labai daug patarimų mums padalino, ką geriau daryti su plaustu. Tai dabar gal jums apibendrinant, koks šiaip bendras vaizdas tokio projekto idėjos nuomonės. Viskas gerai, čia yra svarbiausia plūdrumas, aš manau, nes kuo daugiau bačko, tuo daugiau keliamosios galios, tuo jūsų daugiau gali užlipti, tuo aukščiau visas plaustas virš vandens lygio. Nes vis tiek jūs nuo Vilniaus iki Nidos, ne? Taip. Nu, Nida gali būti sunkoka. Iki Rusnės, jo. Tai, nery bus daug akmenų, tai tiesiog kuo aukščiau bus visa platforma, tuo mažiau šansų užkabinti kažką. Tai va, čia esminis gal faktorius. Tai realiai pagrindinis pastebėjimas būtų tas, kad jisai gali labiausiai, kad kabliuotis mes galim už tų akmenų kažkur dambą. Jo, žinai, šiaip kad pati konstrukcija būtų pakankamai tvirta, nes galit su kažkokiu vienu kampu staigiai kažkur susmegti ir tada visa konstruktyvas gali pakrypti, žinai. Aha. Tai va, visi kampai, mazgai, susukimai, kampainiai turi būti pakankamai tai visai gerai padaryti, nes taip tai jo, viskas gerai ant vandens stovės, bet jeigu kažkur įsibėgėja, žinai, ten pagavę greitį, kalsti į akmenį, bum, tai jisai visas gali taip biški pasistumti, visas konstruktyvas, žinai, tai va, dėl to tie visi sujungimai irgi labai aktualu. Kaip ištestuot, kad kuo realesniam sąlygom, nes mes kol kas planuojam, kad jis tik pažiūrėt ar pabandykit, žinai, visi į vieną pusę sueiti, sustoti, į kitą pusę, kiek patisi laiko, tai čia toksai gal pagrindinis būtų testas. Matai, vis tiek ežeras ne upės, srovės nebus, tai jūs pakankamai taip, kaip žinai, ramiai būsim. Jo, be iššūkių. Nu ir šiaip pabandyti tos pačius cirklus, pagalius, lasda, žinai, kaip veikia atsistumimas, nes nuo ežere viskas bus sunkiau negu upėje. Jo, pairkluoti. Tai va, jeigu jau ežere normaliai irkluosis ir pavyks atsistumti, tai jau upėje teoriškai turėtų būti lengviau viskas. Tai va, tokius dalykus, šiaip pašokinėti, žinai, sakau, pavaikščioti iš kampų į kampus,
visi pabandykit sueiti vieną kampą, pasižiūrėti, žinai, ar kažkokią, ar lankstai kažkas atšakinėja, žinai, ir nelaiko varžtai. Ir kaip visas tas skendimas yra. Tai. Aš dar šiaip rekomenduočiau gal ir vairą pasidaryti gale, gal net 2 vairus šone, vienam ir kitam kampe, kad tiesiog... Ta vairalas, nu tam vairalas, jo, jums gal net nereikės irkluoti, tiesiog vairą pasukiot, kad pagaut srovę. Tai tas irgi gali padėti. Nu ką, tai labai fainai, Aurimas. Aš nežinau, aš jaučiuosi kaip ir galėčiau iš 2 kamerų filmuoti, čia normalu. Aurimas atvarė, tai labai fainai padavė patarimų, tai pagrindinis buvo su irklais, tada vairalas de. Ir dar vienas geras patarimas buvo dėl tų tentų ir kad pasidaryt tokias skylės, kur jeigu užtriktum, iššoktum ir pakeltume. Tai ką mes šiandien darom, jau pradėjom judėti biškį, buvo daug problemų, bet esmė kame, tai mes šiandien darom taip mūsų vadinamą antrą aukštą. Tai va čia yra šitie balikiukai, kurie pakelia ir mes prie jų turim pritvirtinti. Jie su 3 kamerom, man nufilmuoti, aš parodyti. Gerai, tai mes antrą aukštą darom, yra šitas va, šitas pasikelia ir tada ant šitų dar lūps čiung, taip. Ir ant šitų dėsis mūsų vaikštomos lentos, ant kurių mes vaikščiam. Dabar Liudvikas ateina ir papasakoja apie šiandien dieną. Eim mikrofoną, Liudvikai. Sveiki draugai, šiandien buvo kreivas, parodėk Jakubai. Čia buvo išsikreivinę, čia buvo V forma į apačią ir V forma į vidų. Tai išlyginau, padariau naują profilį, naują balkį, jį įkaliam, išlyginam, aukštą susigaudėm. Tai dabar viskas gerai. Ir išsikeliam antrą aukštą, išsikelsim per vidurį keliais balkiais, gale. Susidėsim šitos šitus tašus ir jo, ir realiai bus viskas. Dar tik per vidurį reikės išsigaudyti aukštį ir susidėsim ir bus mūsų raftas jau beveik jo, paruoštas testavimams. Tai va. Gidas paleidžiu. Tai viskas, žirklutės pasidarai. Taip pat, pabėž. Neunai vandens. Ir vėl? Dar vieno Vytauto reklamą. Čia labai neblogai paėjom darbus visus pasidarėm, tai pasidarėm tą vadinamą antrą aukštą. Susitarėm, kad kitam kartui viskas, atvažiuosim tikriausiai nakvoti iš vakaro, pasidarysim baigiamuosius darbus ir iš ryto eisim testuotis. Tai parodysim, kaip dabar atrodo. Šiandienos mūsų darbas buvo va, antrą, taip vadinamą, tą mūsų antrą aukštą pasidaryti visą. Tai čia bus antras aukštas, čia bus mūsų sėdimos vietos, kurios dar galvosim kaip veikia, bet va jau. Kai pasidedi palaikymą, tai va ir sėdi. Ir va čia mes taip sėdėsim ir irkluosim. Žodžiu, šiandien daug dirbo, tai visiems blogai su galva yra, visi kaip viščiukai, bet labai gerai pasidarėm darbus, viskas gerai išėjo. Ir tiek. Ir kitam kartui testuokimės. Atsuk juos, parodyk juos. Ate visiems iki kitą kartą. Wow, mano kelias. Jo, dabar mūsų šiandien bus mažiau, kadangi 2 komandos nariai susirgo, Jokūbas, kuris filmuoja, blogai jaučiasi, ir Paulius irgi, tas mažas gnomas irgi susirgo. Čia tai gali net. Tai reikia viską reikia. Viską reikia žinoti. 3 valandas jau man Oi, mama, Jokūbo. Nu, tai gal tai ne prie manęs tada. Palauk, aš apsikabinęs nežiūri, nepastebėjo. Dabar man manys, kad man Danilą palik. Tai gerai. Šiaip jo, nes ką čia realiai nieko nedarau. Filmuoju. Jo. Koks aš savimilai?